Sveiki atvykę į 9-ąją amatų savaitę. Ar galit vaikai patikėti, kad jau 9-ą amatų savaitę? Ir šiandien kažkaip tai atvažiavom, tai buvo tokia trumpa kalba, kad iš mūsų visų, kas buvo pirmoje amatų savaitėj, dalyvių, kurie bus visą savaitę nuosekliai, tai liko tik tai Kęstutis, kuris atbuvo visas 9. Tikiuosi atbus 9. O Kęstutis puodą keičia. Jam šiandien budėjimas. O šiaip tai išsiugdėm vieną vadovę iš vaikų, tai Ingrida, kuri bus pynimo vadovė. Aš pradėsiu nuo to, kad pristatysiu vadovus. Tai bus taip greičiau, nes jau Kristinai labai nekantrauja grot, mes labai nekantraujam šokti. Tai pynimo vadovė Ingrida, paplojam. Jinai visą savaitę pamojuok, nes tavęs nepažįsta niekas. Jinai visą savaitę sakė, nelabai galės būti, tai aš ketvirtadienį ją pakeisiu. Tai aš dainuosiu, jei kas dar nežinau. Dabar, ką mes dar iš vadovų čia turim? Dar šiandien kažkaip labai truputėlį vadovai nepareigingai, tai turim tik tai kelis. Tai Medienos visų mylimas ir gerbiamas ir laukiamas Vidmantas. Keramikos vadovė Jurgita. Bravo. Taip, dabar Vilnos vėlimo vadovė Loreta. Dabar tekstilės vadovė Birutė. Tai jau šiandien klausia, o tas su plaktuku kur bus? Sakau, bus. Tai va, Birutė bus su plaktuku. Dabar turėtų dar būti Žalvario darbelių vadovas rytoj. Jos supinimo vadovė pakeliui. Kas čia dar turi pas mus būti? Dar kažkas turi būti. Vieną žodžiu, kai atvažiuos, pristatysiu kitus vadovus. Nu ką, kaip? Taip, ačiū Birutė, kad pasakyva. Turėsim dailininkę iš Kauno, tai Jurgita Rancevienė, jinai irgi ryt po ryt prisijungs, nes irgi, žinot, pas menininkus toks gyvenimas, kad čia vieną dieną vienaip planuoja, kitą dieną kitaip. Nu tai ką, aš galiu pasakyti, kad man labai jūs smagu matyt, o jums mane ar smagu matyt? Nelabai jau čia smagu, sakyčiau, bet tai tiek to, susitaikysiu. Tai ką, vaikai, aš jau šiandien susirinkimą jums padariau, viską susakiau, viskas kaip ir aišku, beliko uždėti paskutinį momentą, kad gerą vakarušką apturėti, tai aš linkiu jums geros nuotaikos. Ir jeigu Danutė turi ką pasakyti, Danutė be žodžių šiandien apšalo nuo mūsų visų variacijų. Sakė labai gražu, tai komentarų manau nereikia. Tai pasitikite Kriščiūnų šeimyninę kapelą, visi gerai pažįstat, mylit, laukiat, tradiciškai kiekvienais metais ir žodis jiem, o jum pasipustykit padukus ir visi tuncevot. A paskui gairinsimės. Mums reikia pakviesti va tuos 3 ilgaplaukius, kai jie ten mažiau po virtuvę lakstyti, o daugiau čia mums padėtų šokti, ar nieko prieš? Nieko, labai gerai. Kaip Kęsto mama, kaip manot, gerai? Taip, aš jums pritariu, Kęsto mama jums pritarė. Kęstai, čia per mūsų tam išteksto, tą blūdą maišys, klausykiau. Tai mes nuo Marčiuko pradėsim, sakant, o paskui jau visi kartu, gerai? Nu va, kaip ir su Thank you.
Pažiūrėkit, kaip lieka šaus, gerai? Tai jūs Tai trečias. Ar operatorius? Ateik, pamokys daugiau lygo. Tai nemokės. O dabar padės panas ramesnis to šokelis, gerai? Ar jau bėgat? Nebėgit dar. Norit pailsėti? Gerai, mes grom paprastą valsiuką. Kas nori šoks valsiuką, prašom, o kiti galit pailsėti. O, ačiū. Dabar yra šitaip, tėveliai ilsėjosi, o dabar tėvelių valsas. Kviečia mamos, tėveliai nesislapsta po mišką. Vadovų ir vadovų valsas. Tėveliai ir vadovų valsas, va taip, nu. Čia su tėveliais problema.
Super! Jūs laukia užtarnautos maudynės. Jo, nemokymas, sako, kad daugiau tai nieko netikėsiu, kad tipo spazmai ir tai pervaikė paštygę, sako, aš tokį garsą, sako, namie kasdien dirbi, sako, kodėl, sako, bronis, važiuoju čia per. Ai, vis tiek buvo geriausia pridėti Sarą bandymų. Atsisako eiti, tu tiek Atėjau ir gal kokią duobę. Ar tokį? Išėjo dabar. Kaip duobė pažiūrėk. Dabar tą reikia vėl šitą perkėlti. Turbūt, nežinau. Tai jinai, ta poįvėžė dabar jinai yra raudonoje knygoje, baigia išnykti.
Tai reiškia, kad yra labai gerai, nes jeigu mūsų avižos išsigimtų, mes jau nebeturėtume iš ko atstatyti savo, reiškia, tą kultūrą, kuri gali būti mums svarbi kaip maistas. Šiuo atveju šiais laikais aviža yra auginama daugiau kaip pašaras, bet visi žinot, kad tai yra labai avižiniai dribsniai, žinot, kad labai sveika jas valgyti. Nes vaikai nelabai mėgsta, bet vis tiek jie turi daug gliučiųjų medžiagų tokių, tai labai ir plaučiam, ir skrandžiui, ir žarnynui labai yra sveika. Tai va, aviža, kas norit, galit iš arčiau pasisukinėt, pasižiūrėt. Paskui paeisim toliau, apie kitas kultūras pakalbėsim. Prašom, kas nežinot, kas nepažįstat. Apie yra iš miesto vaikų. Visi iš miesto. Tai nebijokit pačiupinėt avižą. Pasižiūrėkit, kokie lukštai yra. Man tai. Čia kaip jūsų šeimos kažkokia. Nėra raudonas. Einam, vaikai, dar žinokit, netoli nuėjom. Jeigu kas nori grįžti, apsigalvokit. Gerai. Miežis. Nu, čia galima sakyti, kad pati seniausia kultūra, kuri čia atėjo su žemės ūkiu į Lietuvą, reiškia iš ankstyvų viduramžių, archeologai iškasa jau, kad vienas iš pirmųjų buvo visgi miežis. Tai nebuvo rugys daug vėlesnė ir, kaip manoma, ir duona ruginė irgi daug vėliau su raugu buvo pradėta kepti. Pirmosios duonos būdavo tokie blineliai, paplotėliai kažkokie, ar ne, sumalus miežius. Na ir miežius nemažiau svarbus buvo taip pat dėl alaus. Žinot, kad mūsų tautos tradicijos gilios yra būtent aludarystės. Turbūt tokių senų Europoje mažai kas turi. Tikrų. Iš miežių išeina... Į šitą pusę ateikit. Iš miežių išeina geriausias salyklas, didžiausia išeiga. Žinot, kaip salyklas daroma? Nežinot, tai gerai, vėliau papasakosiu. Bet dabar su miežiu susipažinkit. Miežiai visų pirma turi didelius apkuostus tokie. Jie būna žemi, palyginus su kitais savais, pažiūrėkit, kokie žemi. Tai būna dvieilės vartai. Yra ir ketureiliai, bet ten jau naujadarai, kaip vadinami, veislės išveisti. Tradiciškai miežiai būna dvieiliai ir su dideliais akuotais. Pažiūrėkit, kokie akuotai dideliai. Ir žemučiai. Atskirsit? Nu, praktiškai mes beveik viską ir turi visas auginama šitose laukose, visos kultūros. Išskyrus nematėm, ko čia dar nebuvo, linų nebuvo, kurių taip natūraliai turbūt Lietuvoje reiktų stipriai paieškoti, nebent Liaudies būties muziejime. Galiu pas svečius pakviesti, auginu namie. Apie didesnį plotą, kad atmelinuotų, tai turbūt retai kas. Jo. Ir nematėm grinų rūgių. Matėt, ten tokie buvo kviečiai, bet aukštos varpos išlindusios pavienės. Ten va tokie kvietrūgis, reiškia rūgių ir kviečių hybridas ir yra jau tokie išsigimusių link rūgių. Ne, apačioje liktai kviečiai tokie, viršui kvietrūgis ir rūgių. Reiškia, rūgiai iškart įsiskiria rūgiai, kad yra aukštas šiaudas ir maždaug žmogaus arba virš žmogaus ūgio. Tai yra aukščiausias ir, reiškia, rūgių šiaudas yra geriausias ir buvo naudojamas stogams dengti. Nes kadangi ilgas, jo daug yra. O čia matot dar vieną kultūrą, labiau būdinga Dzūkijai, tai yra grikiai. Dabar jie pradeda žydėti, grikias irgi labai daug medaus iš grikio paima. Žinot, toks grikių medus yra specifinio skonio ir kvapo. O šiaip grikius sėja būtent tokiuose kaip ir grikiai, kaip ir rūgiai sėjami skurdžiuose dirvose. Tai kažkur smėlis yra, kur ant kalnelio kažkur, ar ne, morena, kai būna kažkokių žvyrų, kaip daugiau niekas ten neauga, tik tai rūgiai ir grikiai. Na ir kodėl sakiau Dzūkijai, nes Dzūkijai, žinot, kad Dzūkijai smėlėtos vietos yra ir tenai netgi yra tradicija, pas jūs kepa tokia grikinė babkė arba duona grikis. O grikis, jeigu įsižiūrėsim, tai jisai toksai, nu, rūgštiniam priskirti galima. Jis iš rūgštinių šeimos. Ir lapai, matot, tokie ir žiedai. Panašus kaip grikiukai būna tokie, būtent rūgštinis būdingi.
Va, ir apskritai kalbant apie šitą lauką, tai yra labai gerai. Nes pasižiūrėkit, kiek yra kultūrų ir jos yra tokiom juostom. Įvairovė yra didelė. Įsivaizduokit, jeigu ateitų koks nors stambus ūkininkas, tai jisai čia užsėtų viena monokultūra. Tai būtų arba vien kviečiai, arba vien rugiai kokie nors. Va, o ten matėt ir bulvių buvo, ir avižų, ir kviečių, ir kvietų, ir miežių, tai dar grikių. Tai čia idealu yra biologinės įvairovės atžvilgių, tai čia ir vabzdžių daug, ir gyvūnėliai visai kitokį gyvena. Tai yra teigiamas dalykas. Kada yra daug šeimininkų, sakykime, kad ir gabalai suskirsti, tai kiekvienas sėja skirtingas kultūras, tai yra tik tai į naudą gamtai. Kada ateina vienas ūkininkas, jisai paima visas žemės ir jisai sėja didžiulius plotus ir paskui užsėjęs tos didžiulius plotus įsimeta įvairios lygos ir jis priverstas yra purkšti. Tai mes vėlgi gaunam chemijos. Kada yra įvairovė, mažiau lygai įsimesti labai sudėtinga yra, nes kiekvienas kitas augalas turi kažkokių priešnuodžių tai kitai lygai šalia esančiam augalui. Jeigu auga rūgys ir šalia raudonėlis kažkoks, tai labai yra geras derinys, nes reiškia, nėra galimybių veisti skalsiam grybam įvairiem ir panašiai. Taigi čia labai geras pavyzdys, kaip užsakyta. Medaus kvapas. Dabar gal dar gumbų nesudarė, bet galima pabandyti. Jei tik nebus labai giliai nuėję. Da, gal nebus išaugę. Nu va, tokie gumbeliai. Galit ir paragauti. Nusivalykit žemės. Labai panašu į saulėgrąžas, tarp kitko tik salspalvė. Riešutų kažkas. Nu kažkas va tokio. O, čia jau seni. Bet jaunesnių va yra, va mato tokie gumbeliai, va jas gali. Va matot kokie gumbai, čia iš pernykščių jie išaugę. Jie dabar atidavė visas jėgas, o tokias boželės, o šitų galima ragauti. O koks didelis. Va, čia yra topinambus. Aš dar parodysiu paskui analogišką augalą, kuris Lietuvoje auga. Jis aišku ne topinambo dydžių ir visą kitą, bet skonis turi panašus. Kažko Giedrius ieško. Irgi vaistas tarp kitko. Eikit arčiau čia. Dabar matom tokią, visai dykynę, ne? Stepinė pieva, jeigu mes pakapstytume, tai čia apačioj būtų smėlis. Ne šiaip visai ir grikius čia augina, nes daugiau niekas ir neauga. Grikiai arba rugiai gali augti. Ir kas išduoda, pasižiūrėkit, yra dirvoninis dobilas. Tokie kaip kačiukai, ne? Čia yra dobilas, dirvoninis dar naudoja sausučiai, sausom puokštėm galima pasidžiuvinti, ne? Toliau kas išduoda, ypač yra smiltyninis šlamutis. Šlamutis irgi vaistažolė yra, žinot, labai naudojami, jų arbatos naudojamas yra, kepenim gydyti. Tai yra kepenų augalas, tas smiltyninis šlamutis. Kodėl jisai šlamutis, nes kada jisai išdžiūva, jisai čiaža šlamą. Sausučiam, sausom puokštėm irgi labai tinkamas dalykas. Čia tas šlamučių irgi va tokiose dykynėse gali pasirinkti. Čia jisai augalas. Ir jo galima tikrai maišyti į arbatas, arba tiesiog gerti, jeigu yra kažkokie virškinimo sutrikimai, nes jisai yra kartokas toksai geriant. Kartumo visą laiką gerai
skrandžiai. Užversti skrandį ir kepenims. O kiek reikia į arbatą dėti? Čia reikia su daktarais kalbėti. Kas? Aišku. Bet svarbu, kad žinotumėt, kaip atrodo ir kur gauti, jeigu jums, sakykime, gydytojas išrašytų ar dar kažką parašytų receptą, kiek ko, tai visą laiką galima būtų jo susirasti. Ieškoti reikia smėlėtų, dykų vietų, tokių, kur praktiškai, eini viskas čeža. Tai va šlamutis, dirvoninis dobilas, tai va tą parodo, kad čia ta pieva tinkama. Ir taip pat yra štai šitoks augalas, jis pavienis yra, šiuo atveju šitokia pieva, jisai auga tokiose pievose, bet jis auga taip pat trąšesnė. Čia yra barštės. Bet čia yra ne tas Sosnovskio barštis agresyvus, kur didelis, kur degina. Tai yra sibirinis barštis, tai yra mūsų barštis. Jis pas mūsų paplitęs nuo senovės, visą laiką buvo. Ir barščių jis vadinamas ne šiaip sau, nes iš jo tikrai darydavo barščius. Ir dar dabar yra tie baltarusai turi ir rusai, slavianskį boršč vadina. Tiesiog pjausto jaunus ūglius, paraugina porą dienų, nes jis labai greitai rūksta barštis, nes turi savėje daug cukrų, paraugina ir paskui verda tokius barščius. Panašus ir skonis, ir spalva būna, kai būna batvynių, žinot, burokų lapam tokie. Ir Lietuva iš vis skaitosi yra užfiksuota paskutinį kartą Lietuvoje. Vėliausiai buvo jis naudojamas iki Lietuvos kaimuose, tai jį raugdavo bačkose. Iki 1843 metų paskutinį kartą buvo užfiksuota, kai Lietuvos kažkuriam kaime buvo statinėse raugiama dideliais kiekiais, naudojamas vietoje agurkų, vietoje kopūstų, toks ingredientas. Vienas iš gana svarbių mitybinių augalų ir netgi buvo auginamas daržuose toks kaip pusiau kultūrinis, kurio nereikėdavo. Dar mes matome čia šalia šitą augalą, irgi jisai tokiuose dykvietėse gana būdingas, o čia va gana daug sužėlė jo, matot, kas čia per augalas. Asiūklis. Jo, tai yra dirvinis asiūklis. Ką apie jį reiktų žinoti, tai kad šitas būtent dirvinis asiūklis yra saugus naudoti tiek vaistam, tiek maistui, nes jis vienintelis iš visų asiūklų turbūt nenuodingas yra. Visi kiti asiūklai turi savyje nuodingų medžiagų nepageidautinų ir, aišku, mažais kiekiais pavartojus tai nieko, bet didesniais kiekiais tai bus pakenktų. Šiuo atveju asiūklis yra jį džiovina ir smulkina ir deda į prieskonius bendrą, reiškia, ir barstų. Tai yra asiūklis, tas dirvinis asiūklis mūsų užaugina žemės riešutus. Ir jeigu mes dabar turėtume kastuvą, kokį pusmetrį pakastume čia, tai mes prisirinktume pupos dydžio žemės riešutų labai skanių. Nieko savo, nežinojau. Ir ištisus metus tą galim daryti. Aišku, tik gaila būtų pievas sugadinti, ar ne? Tai jeigu atkreipti dėmesį, jeigu kur nors būna ratodangos prie upių ar karjerai kokie, ar ne, ir būna žemės tarsi pjūvis, iš jų auga asiūkliai, tada tą karjerą pakasinėjus, ten galima lengvai prisirinkti riešutų. O kaip skonis riešutų? Labai aliejingas, baltymingas, skanus. Tiesiog skanus. Negaliu kaip aiškinti. Specifinio skonio. O kokia maždaug giliai? Nuo pusmetrio iki metro. O tai ilgo. Gali 30 cm būti priklausoma dirvos. Ten, žinokit, čia vakas išlindę, labai nedidelė dalis. Ten jų šaknų sistema, ten dirvoje po žemė didžiulė yra. Ir va, kartais pasiseka, žmonės suranda pelėnai, yra šitie pieviniai pelėnai. Jie kasa tos riešutėlius ir kaupia atsargas. Ir jeigu randi taip atsargą, sandėlį, tai jau taip smagu. Čia buvo kilusi idėja pabandyti. Iš tikrųjų, jūs galite pabandyti padaryti pelėnams namelių, tokių po žemę, urvelių. Ir pelėnai būna tokias nišas įsikūrė. Jeigu įsivaizduokite, ateinat į pievą didžiulį, jūs padarot kokių 100 pelėnų namelių, dirbtinų tokių. Tai iš 100 kokiuose 20 apsigyvena ir jums prineša riešutų. Pelėnai nugaišta, mes riešutus suvalgom. Ne, galima riešutus paimti, o jiem įbart grūdų kokių nors. Teisingai. Oi, kaip aš egoistiškai iškart pagalvojau. Viskas, kaip sakant, tai va, kiek čia mes dabar turim tų vertingų rūšių, čia visos vertingų. Praktiškai va čia yra paprastasis kietis, mes dar gal matysim kartųjį kietį arba pelyną. Tas irgi yra vertingas, irgi panašiai kaip ir tas kartusis kietas. Ja,
labai kepiniam gerai, pavyzdžiui, Britai neįsivaizduoja ten žąsies ar vištos be paprastojo kiečio prikipšto. O, Tai yra didžiulis prieskonis jiems ir jie prikiša pilną tokią žąsį arba vištą ir paskui kepa orkaitį ir labai gerą prieskonį duoda. bet tai jis kartus, tai neduoda Jis kartu? nėra kartu, čia ne kartusis. Ai, čia ne Jisai- Tas kietis kartusis, jis toksiškas, jis nuodingas, matysime, kad turėtų būti jis. Va, ir dar vieną noriu parodyti augalą, kuris irgi labai daug, tai va, kur čia tipiškesnis, toks va, nakvišas. Tai va, tik norėjau sakyti, ar ne ta, kaip šitas. Va, čia yra nakviša. Tai augalas irgi tokių vat stepinių pievų, dirvonų apleistų, kur dirvonuoja dirvos nualintas, smėlėtas. Ypač ir Dzūkijoj daug arba kažkur kaip pliažuose, ar ne, kur smėlių pabandė užtraukinėti, jau toks smėliukas ir tai vat labai mėgsta jau toks. Tai visų pirma, ką reikėtų apie jį žinoti, tai visų pirma augalas kaip vaistinis, tai nakvišo visos moteriškės žino, yra nakvišo aliejus, tai sureguliuoja ten tos hormonus visus ir panašiai, tai iš jų seklyčių, kurios susidaro, čia nužydėjai yra tokie seklytės, kai nudžiūna jos rudenį. Tai džiūna išsiskečia kaip aguona ir byra iš jų grūdelai. Tas grūdelis galima šiaip valgyti virt košę, iškia tokį, jeigu prisikūlus. Arba spausti iš jų aliejų tą vertingą, ne? Na, taip pat žiedai naudojami arbatai. O nakviša yra šiaip yra buroko pakaitalas. Ir dabar jeigu rastumėmės, yra va, šių metų pirmų. Va, pirmų metų. Jeigu dabar mes jau atmasim, pažiūrėkit, matot raudonas. Raudonų. Ir kvepia buroko. Tiksliai. Ir galima tiesiog naudoti, ilgas, didelės gali šaknis užaugti. Paradyk. Tikras burokas. Taip, ir galima dėti ir gaunasi burokėlių sriuba. Na, aišku, biškiai įtresnė, nes kadangi laukinė yra, bet irgi lygiai taip pat veikia, liuosuoja vidurius kaip ir burokėliai. O jeigu antrametė jau netinka? Antrametė, suprantat, kaip yra, reiškia, tai yra tas augalas, kuris 2 metais kaip buroka ir kaip morka. Pirmais metais užaugino šakniavaisį. Ne, tai jisai tada tinkamas maistui, o antrais metais augina žiedus ir sėklas brandina. Tai dabar jis nužydėjo ir atidavė viską į sėklas ir už tai jinai va, tokia kaip medinė viskas jau. Bet vis tiek buroko kvepia. Balta, ne tokia? Nu, jin tokia balkšva, reiškia, ir jinai medinė tiesiog, sumedėja tokia. Nėra skoninių tų savybių neturi. Tai va vienas dalykas, čia gali šitų gal kas nors pasinešioti. O kitas yra dalykas, netyčia tiesiog aptikau vieną dalyką su šituo augalu. Vaikščiodavau, tiesiog laužė, ar ne? Yra nuostabus pluoštas. Šio išeina. Aiškiai, ir galima virves darytis. Universalus augalas. Nu, viską turisi. Reiktų pažiūrėti pernykščių. Gal rasim kur nors pernykščių, kur jau praktiškai paruošta jau. Pluoštas jisai pats atšokęs yra ir tokias jau gatavą virvutę gali iš karto. Čia labai naudingas dalykas, ką dabar pasakė. Tikrai. Tai va, jeigu amatam ar kažkokiam pinimui, tai jau būna pilna, tokie sažalinai gali tam rulonais virvių prisidaryti. Reiškia, kuo senesnės tik reikia ieškoti. Ne tai, kad irgi, pavyzdžiui, jeigu dabar imsimės jau pluoštui tą, tai jis jau bus perpuvęs. Ir geriausia yra vėlai rudenį, jau per žiemą arba anksti pavasarį, kada jau ir drėgmė, ir lietus, ir šaltis, jisai padeda išpūda tą pluoštas tik lieka. Tada jis gerai atšoka nuo spalių. Principas tas pats kaip ir su linais. Tik tiek, kad čia yra storesnė, čia lengviau taip pat pasidaro. Tai va, tiek trumpai virstų pats. Čia nakvišas šitai būna. Išbirėjo. Jau išbirė čia. Jau vis išbirėjęs jisai. Bet va, žiūrėkit, kaip pluoštas gerai, va. Jisai toksai darosi kaip, bet irgi jau perpuvęs, bet jis jau va, jau perpuvęs. Bet dar galima kažką sugalvoti kokią barzdą. Jo, panaudoti vienu žodžiu galima ir to. Galima išpešioti ir paskui su verpstuku susiausti. Susiverpti. Galima dar apie rugiagėlę kai ką pasakyti. Aišku, rugiagėlė yra irgi kaip vaistinis augalas, ar ne? Čia yra rugiagėlė, čia yra trukadžolė, irgi mėlyna. Arba cikorija, vadinama dabar. Taip, kavą iš jos galime daryti, ar ne? Jo, iš šaknų galima su rogatu daryti į pakaitalą kavos. Tavo mama mane apšvietė. Jeigu teko kam imka
ne, jachti. Jo. Kai būna pirk tokia, tai ten su grūdais ir su cikorija. O šiaip dar rugiagėlės yra kaip ir irgi vaistas, tik aš dabar nepasakysiu nuo ko. Čia iš jų daro. Neatsimenu, bet aš jį labiau žinau kaip techninį augalą, nes tai turbūt pagrindinis buvo ryškios mėlynos spalvos, reiškia, dažams gauti augalas. Reiškia, bet jo prisirinkti būdavo labai sudėtinga, reikėdavo rinkti tik žiedlapėlius, ne? Žiedlapėlius, nes kitu atveju, jeigu įimi su galvute, jin duoda tada jau žalsvą atspalvių, neišeina toks ryškiai mėlynas. Tai rinkdavo tokius. Tai, o Giedriau, aš dabar pertrauksiu. Jeigu, pavyzdžiui, dabar, kada jo žydį prisirinkti ir prisidžiovinti tų žiedlapėlių ar kiaušinius, įmanoma mėlyną spalvą išgauti? Kiaušinį galima, ne? Labai lengvai ir be jokio kandiklio. Tik yra, reiškia, paprasta sąlyga. Reikia kibiro džiovintų nuvirinti iki litro. Nu jo. Ai, gal šiemet dar susilaikysiu. Pririnkti galima kibirą, bet kaip išdžiūna, tai nekas iš jų lieka ir labai sudėtinga rinkčiai. Yra dar vienas augalas, aš jį dar jums parodysiu, jis irgi mėlynas, jis tamsesnio mėlynumo, violetinė netgi tokį neša. Toks celė varpelėje, ne? Karvinis pentinis arba raguolis, irgi dirvonas. Ir bus jo čia dar. Turi būt, nes šiaip tai javuose visą. O Giedriau, va čia ne pelūnas kartais, va tas pilkas. Jo, va čia pelynas. O čia mintinaitis. Va čia tas irgi kepenėlim. O, labai gerai jaučiasi. Dabar va su pelynu, ar ne, ką reikėtų žinoti. Tai jisai iš tikrųjų yra naudinga. Ir labai toksiškas ir jeigu vartojant ne kaip vaistą, apskritai kažkaip tai jis kenkia kepenim. Tai va, tas kartumas jisai kartus, bet jis yra toksiškas ir jis veikia lygiai taip pat kaip vaistai nuo maliarijos. Ir jeigu norit nesusirgti maliariją, pavyzdžiui, tai jeigu važiuosit kažkur į Afriką tenai, tai gerdami pelyną jūs nesusirgsit maliariją, bet kepenis sugadinsit. Lygiai taip pat ir nuo maliarijos vaistai kepenis gadina. Va, tai čia toks... O kaip ten? Giedriau, kad kirmelės gydydavo su pelynu? Jo, varydavo kirmelės, bet sakau, tai yra nedideliais kiekiais. Tai praktiškai homeopatinės dozės. Tenai žiedukus tos tiesiog sumaišo su kitom arbatom, kad vos neprijaučia. O šiaip tai o raguolis, va, jis turi tokią, visų pirma, žiedas yra kaip pentinas, va, žiūrėkit. Pentinas toks yra tas. Tai dirvinis pentinis arba raguolis, tie sinonimai yra pavadinimai. Ir irgi renka tuos žiedukus ir gauna tą ryškiai tokią jau violetinę beveik spalvą. Irgi kibiro. Irgi kibiro reikia, jeigu norit gerai. Sakykime, jeigu yra balinta drobė, tai gal ir mažiau užtenka, ar ne, melsvumui tokio. Bet jeigu jūs norit sodrę tamsią spalvą gauti, tai reikia daug. Koncentratas turi būti didelis. Janina, davai kooperuojamės. Iš tikrųjų, raguolių pririnkti yra nesudėtinga. Lengviau. Nes būna jų labai daug. Būna tiesiog visas dirvonas, jeigu apleistas, net mėlyna ir jų galima labai greit prisiraškyti. Tai gal čia ta mėlyna spalva, kur dabar va nuotraukose autentiškų, baltiškų drabužių yra iš jų gaminama? Gali būt. Nes ten būtent kažkokia natūrali vilna, dar kažkas ir tokia mėlyna. Matai, dabar rekonstruoti baltišką drabužį tiksliai labai sudėtinga ir iš archeologinių ten tų visų kasinėjimų. Kiek nuotraukose ten? Nes aš žinau, kad, pavyzdžiui, ryškia raudona spalva, tai iš grybų išgaudavo. Iš kažkur ten, iš musmirės, iš tos, reiškia, paskui yra taurenės tokios būna, jos pavasarį pasirodo tokios kaip vandenėliai. Gegučių pėdelės šitos? Jo. Tai iš tų, bet yra receptūra, kurios yra žmonės Lietuvoje, kurie moka tą daryti, bet jie neatskleidžia. Bet tai... Tokia sodrė ryškia spalva gauna, kad ir jis, kas svarbiausia, yra neblunka. Ir aiškina, ten yra senoviniai, ten irgi viduramžių kilimai, kurie neišblūkė yra ir nieks nežino, kaip jie buvo padaryti. Ir spėjama, kad būtent iš grybų tie dažai būdavo. Bet tai jiegi naudingi vis tiek, tada tie dažai baisiai naudingi, ne? Ne, pigmentas, ne. O jei taip norit palaižyti tą raudoną gražią spalvą? Pagrindinis mineralas toks, reiškia, akmuo, titnago, kuris buvo naudojamas akmens amžių įrankiams pasigaminti. Be jo žmonės praktiškai visos senovės gyvenvietės jos ir apsistodavo ties ta vieta, kur būdavo daug titnago.
nes tai sąlygojo jų palankesnės sąlygas gyvenimo. Tiesiog ir dabar yra žmonės, kurie moka rekonstruoti, nuoskalom tiesiog pasigamina įvairius antgalius, peilius, su kurie ir titnago nuoskala labai gerai irgi beje ir mėsą pjausto. Niekos, o medį? Ir medį drožinėja viską. Oho, nepupoš. Čia yra lubinas, man atrodo, kažkoks. Bet čia nelietuviškas. Žinot, nesigilinam, čia ne mūsų augalas. Jisai matyt, čia gali būti daug iš ankštinių dabar sodinamų ir auginamų. Čia žinokit, bus lubinai greičiausia. Kažkoks lubinas, bet jisai matyt bus valgomas vaisius. Aha. Va, iš tų šakniavaisių. Bet čia tokia kaip ir mešanka. Nevalgykite anksčiau. Kaip ir mešanka vadinama. Aiškiai, yra avižų, yra ir grikių, ir yra tų lubinų. Tai čia pašarų. Dabar va kaip morką atskirti, reiškia. Tai morkos laik turi apatinę skrotelę, va, matot? Aplinkui. Ir jinai paskui lieka va tokia va apačioje. Žiedas įsiskleidžia. Ne? Ir paprastai dar turi pigmentą vieną tamsų žiedų per vidurį juodą. O aš čia galvoju tupi kažkas. Va ir toks kietis plokščias, ar ne, paskui išsirečia, bet tas pagrindinė tai yra skrotelė, va. Neapgožia apačioje, ne, tokia va. Tai čia morka. Tai kvepia kažkas. Kad nesupainiot. Žiedas jo tikrai. O tai šaknis? Ta prasme, morkos, pavyzdžiui, va yra šitą va. Auksinukas, tas tik oranžinis. Skaitia net iš viską Pinaitis 18 amžių. Labai senas jau, aišku, nenaudojamas. Tai kiek jam metų šitam ąžuolui? Nu, jisai, jeigu tikėti visom pasakojimais, ką sako, jeigu močiutės pasako, kad čia Vytautas arklį ryšosi dar, tai kada Vytautas vadovavo 1400... Kęstut. 1,4 ten turim, tai čia 600 metų jam galima drąsiai duoti. Daugiau netgi turės. Apatinė šakos išduoda, matot, storos, jis praktiškai pusė ąžuolo storio. Jeigu tokios apatinės šakos, tai ąžuolas yra tikrai senas. Wow. Kodėl jūs dar gyvas? Gyvas, tada gal laimėtų visą. Bet tai pasakys, Liukas, ten lūžęs ąžuolą, matęs? Ten iš vis durys atsidarai, vidų užeina. Ten praktiškai ir užtenka, medžiui užtenka, jeigu jis turi, žievė yra gyvybinga, jis žievės paviršium per brazą gauna vandens ir jam užtenka. Aišku, jis jau toks sergantis, jau grybas jį paėda, bet sakau, dar jis gali mus visus pergyventi. O kodėl jis taip pažymėtas raudonai? Nekirsti. Nes jis paminklinis, nes jis siūlome traukti gamtos paveldo objektus. Jie, aišku, reiktų apgenėti, apsaugoti nuo laužimų visų, nes va matote, jau šakos aplink. 5 jau nuėjom. Žinokit, dar laukia viena vieta irgi įdomi, ta pilkapė, kur sakėt, ar ne? Tai va... Bet dabar mes jau grįžinėsim, bet kitų kelių. Augalais. Jie iš vis turi sausus, kadangi tai yra kultūra, kuri atėjo pas mus ir neatsinešė ir buvo gana uždara, tai jie turi savo tokią specifinę ir netgi jau augalus, tokį senovinės. Tai čia, pavyzdžiui, apskritai senų kapinaičių patyrinėjus turbūt įdomių augalų galima būtų. Senovinė.
Bir. Kas nusal, va tas, kur pas mus atkentėjo, viską nesužinojom. Vienintelė žydinti gėlė mano gėlė. Nes nieko neliko, tik tai tave vienintelė gėlė. Dabar žydinti. Dabar gautume pašio atgyvau. Įsmėgiau. Man tai koja. Čia ir dar puniškiais yra palaikyti. Vargu, bet ir čia arti savo. Paskatčiavas. Šitas bendram vaizdu, kaip atrodo kapinės, tai akmenų ta kultūra, o tokių paminklų akmenų, reiškia, jinai gana nesenai yra. Šiaip buvo užžymiai kapinės, tai koplyts ir per kryžiai medinių didžiulį. Kaip miškas. Tai va čia liekamas yra keletas kryžių dar yra likę. Šiaip tai visur gimnazijos būdavo. Sapūna, medis užauga kapo vietoje, pats geriausias paminklas. Toks ąžuolas tam. O dabar jau atsibuotikės. Ne. Biškių kapinėse ėmė visus medžius išpjovė. Merginos, žemugių gal nevalgykit kapinėse. Jurga. Žiūrėkit, nesimato kapinių, galima ir užtis. Kaip? Čia mes ir vaikščiam ant kapų, žinokit. Stumsi, kad rankas nelaikyt tą galą. Gali ir bandyti. O aš taip ieškojau, kad švilpukus kas pamokytų vaikus daryti. Sakiau, vieną dieną užsiimtume vien švilpukus pasigaminti, kad mokėtų. Nu. Bet dar skudučiai neužaugę. Tai čia skudučiai tai kas? Miškinis skudučius. Matysime, dabar jis valgomas yra labai skanus, kai morka. Žinokit, man atrodo, po šito žygio aš ir galvoju, ką man tas daržas, nueini miškan, viską pasirenki. Ir turi... Gamtinė žemdirbystė, tai neverta užsiimti, jeigu žinai, kažkur auga ir viską turi aplink. Bet jeigu... Tada neverta. Nes yra lygiai tas pats, tai kad tu pritaikai prie savo arčiau namų, kad tau nereiktų niekur eiti. Principas tas pats, viskas imama iš gamtos ir pritaikoma praktikoje. Taip. Jeigu tu viską, bet tas nelabai yra įmanoma, kad viską turėtum aplinkui. Ateikit, vaikai, pažiūrėkit, kaip dudelė daro. Ateikit, pažiūrėkit, kaip dudelė daro. Ir jau lyskit iš miško, nes jau žiūriu, kad jau nugrybavot. Mažučiai. Nu, čia yra didučiai ir mažučiai. Turim ir mažučių, ir didučių. Taip pat juoduogis yra šeivamedis ir raudonuogis. Tai juoduogis tai jis dar toksai, jo ir žiedai dar renkami ir vaistams. Raudonuogis tai toks naudingas uogos jau. Bet šeivą visi turi. Kas yra šeivas? Minkšta dalis. Šeivamedis. Vaikai, eikite iš miško, nes jau nugrybavot toli labai. Turi Jurga peiliuką. Kad visi išalko paėjėjo. Pasakysiu Linai, kad ant stalo pridėtų daug dešros. Nereiks nieko gaminti. Viskas susivalgys. Man įdomu. Jeigu, pavyzdžiui, skudus jau
Наши скудочки не и шамы купляют. O kur Ingrida? Ai va. Dūdelė biškį reikėtų padirbėti. Tetai. Tos kainos. Nu ką, judam į priekį. Taip, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kaip čia dabar vienu padaugėjo man? Ar visi iš miško išlindot? Nes jau čia man daugintis pradėjo nemažėti. Čia yra kvapioji gardunytė. Jis gali pakeisti stumbražalę, tą žinot, kurį. Tai dabar, jeigu norint užuosti, tai tiesiog tik kumarino kvapas toksai yra. Va galima susipinti tokią kaselę ir kada jinai džius, jinai iš vis pakvips visą. Paskui jinai, kai džius, pati dar labiau kapės. O, jie. O, čia tikrai. Bet koks aštrus, va, kur giliau užsirauna. Jo, su šaknim, kur šaknies. Lyg kvapioji gardunytė. Pavadinimas ir kvepia ir gardu, ne? Čia vietoj stumbražolės, sakė. Vietoj stumbražolės, kadangi stumbražolė natūraliai pas mus auganti yra reta. Vienoje knygai, tai geriau šitą yra naudoti. Kamilė, supink man kasytę iš to daikto. Aš tau prilaikysiu, tu kasą pink. Tokia va kaselė susipinus, jinai kai džiūna kvapą duoda. Labai jaučiasi būna, kai su dalgiu šienaut. Kodėl yra privalumas su dalgiu šienaut? Aiškiai, kada tu šienauji, kai tu kvapėje gardunytę nušienauji, iškart pakvimpa ir paskui, kai šienas džiūna, tiesiog malonu šieną tokį vartyti. Džiūdama daugiausia tų kumarinų iš. Bet čia nebūtinai miško augalas, juos ir pievose būna. Pievose, jo, irgi. Bet jis tokių dikesnių vietų. Va, ir paskui tokia kaselė, jinai išdžiūna, ją galima smilkyti. Pasmilkai ir tą kvapą visą laiką. Ar uostėt koks kvapelis? Paskui va taip biškį, kai ją patirini, džiūdama vis kvepia. A tu kai sakė, tos uogos nuodingos? Ingrida, sakė, tos uogos nuodingos. Per akis nepersideda. Nu jo, gal ir ne. Kaip Milda sekasi? Pačia šaknis. Aštrokas kvapas toks, ne? Ačiū. O čia tai va spanguolės augo ir netgi uogų, man atrodo, yra. A, bruknės, atsiprašau, jo. Ir kiek daug, žinokit. Ir, nu ne, dar pusiau žalios, bet kiek daug. Bruknės. Njam, njam, njam. Bruknė.
ankštinį daugiau. Tokia žalia valgo? Nu. Nu. Bet jau rausta. Jau rausta, aš raudonesnė suvalgiau. Ostik. Šakni. O. Jaučiate? Nu, kas montuos filmuotą medžiagą, tai bus labai įdomu. Kamera, o tai buvo. Tai žinai, kaip aš kartais darau, kai va šitai būna, tai tiesiog perfotografuoju savo fotoaparatu iš ekranų ir panaudoju nuotraukas, kur dar galima panaudoti. Nes būna, kad ten jau nieko. Aš šiaip galėjau paprašyti, kad Ričardas atvažiuotų ir pafilmuotų, tai tada būtų visus akcentus surinkęs. A kai čia nori viena viską padaryti, tai... Ir paklausyti, ir pažiūrėti. O įdėjai nufilmuoti ir nufotografuoti? Jo, tai kai mano fotikas jau visai išėjo į atsargą. Janina, įsimestų šito. Gali dar ką nors įsimesti. Mėlynės. Pavyzdžiui, nupint gorčius, gardalyčių. Šakės būtų. Jei kas tokio kvapo nemėgsta, reikia man nusipinti ir sekretoriai pastatyti kur nors po stalu. Ką tu žinai, gal iš darbo neišeis vos. Nu? Nemėgsta kvapų žiauriai, labai jautri kvapam visokiam. Rokai ne per daug. Man nieko, aš nejaučiu. Va. Nu? Klausyk, tau su oslės receptoriais blogai. Gal? Tu nukratyk tuos visus. Nu, va. Nu. Vis tiek nejauti. Sunkiai. Su kvėpavimo takais nekas pas tai. Nu ką, judam turbūt? Tokiom pinėm nusipinė, paskui susivaikė pūrė gali. Jo. O ne... Nu, išjau. Jis jau pradeda rankose tiesiog, kai džiūna, triniai vis pajudinsiai. Nu, kalų prisidarai. Man čia dar prinešė. Aštrokas kvapas. Tai dabar čia toks vienas irgi augaliukas, būdingas kamera. Viečiauja. Kirtavietėm tai yra šaltekšnis. Va, kaip šalteknis. Vaistas uogos trupina dantis, emalį prarasi. Oho. Bet šiaip vaistas yra, kaip ir dauguma šaltekšnis. Šaltekšnio žievė šiaip įeina į tų arbatų mišinius gydomųjų, kur žarnynai, sakykime, jeigu hemorojus ar dar kažkas. Tai va. Bet dar viena yra techninė savybė jo yra. Šiaip šaltekšnis, kai žydys, labai dar nepaminėjau, va yra žiedukas, va dar žydai čia biškelį yra, ne? Va, labai medingas yra ir bitės neša medų masiškai šio. Ir pavyzdžiui, tuo metu, kai niekas nežydi, šaltekšnis masiškai žydi. Ir bitėm yra medus labai vertinamas, toks tamsus. Dabar kaip tik sukau pas save medų, tai buvo aviečių ir šaltekšnis, toks tamsus medus. Tai kaip bitės taip išušuoja tą medų, jūs man pasakykit? Tiesiog tuo metu yra... Žydintis tik tie augalai? Gryno nebūna niekad, bet yra monoflorinio tiesiog daugiau. Supratau. Ir tas, kur mažiau jis paskęsta jame. Nes aš, pavyzdžiui, visą laiką pradedu bartis, jeigu sako, čia pienių medus, sako, tai kas ir protingos bitės, kad tik pienių... Tiesiog medunešis masiškai kas žydi. Tai taip sakoma, tai pavyzdžiui, jeigu kažkur prie tokių kirtaviečių, kur dabar šaltekšnių pilna, jų čia daug žydėjo, tai čia bitės galėjo labai nemažai prinešti šaltekšnių ir aviečių. Toks tamsus. Va, o šiaip jisai yra, šaltekšnis yra gana lankstus medis. Ir mes dar, jeigu bus laiko šiandien, kai grįšim, galėsim netgi iš jo lazdą išsilenkti. Tai va dabar dairykimės, kur rasim čia, kadangi jisai kirtavietė, jisai tik tai atauga dar 2 metų čia yra, tai mažas, būna normalios lazdos. Ir šaltekšnių visur pilna, šiaip kiekviena miške galima rasti ir jisai toksai kaip ir lazdynas, jisai miškininkai jo nevertina. Šiukšlė, piktžolė. Jį laiko kaip piktžolė šiukšlė ir jį paprastai iškerta, išretina, kad leistų kitiem medžiam. Ir tokių iškirtimų galima praeiti ir prisirinkti lazdų. Arba pačiam išsikirsti, miškininkai už tai nebaus pagal poreikį.
Tai va, taip šaltekšnis atrodo, kaip dėmesį, lapai tokie kaip vyšnios. Jo, aš irgi taip. Uogos tos juodos kaip ievos. Ievos irgi giminingos. Ieva, vyšnė, vat, jie iš tos giminės yra. Ir žiauberis yra juoda, reiškia, žievė pati juoda. O viduje yra geltonas, kaip prakrapštai, reiškia, kad geltonumo turi. Va, o šakelės dar, jeigu taip įsižiūrėjus, jos kaip auga šakelės, tai jos tokios biški turi išvengtumą tokį. Jeigu įsižiūrėtume, kaip jie auga, tai irgi vienas iš požymių. O paskui, kai jau pažįsti, tai jau žinai, kur šaltekšnis. Tai eisim, dairykimės, kur rasim kokią gražesnę lazdą. Kelias netgi galima būtų išsikirsti, nes ne visos gal išeis mums. Ir mums reikia dar laužo, kad būtų ugnies ir galėsim palankstyti. Pasidarysim staklės. Turit medžiagos. Reiktų apvalaus rastelio kokio nors. Paskui 2 kuoliukų. Lentos arba nebūtinai išskelt galima pjūklo, kirvio ir kelių vinių. Rasim. Arba jeigu nebus vinių, galima grąžtų ir su mediniais kaišiais. Nu, rasim ką nors. Rasim. O jeigu ne, tai galima šiaip paprastą ką nors sugalvoti, 2 kuolus įkalti į žemę, kad į vieną atsirinkti. Arba vežimų stebulę gal yra kur nors. Ne, šito tai nėra. Tai saldė. Tai nenodinga, ne? Nu, šiaip savo. Jau, urtis privalgė. O nuo ko čia toks aštrus kvapas? Ne nuo šito? Turbūt nuo kartanyčių. Ne, ne nuo šito. Iš ten kažkur man padvilkė. Toks, gal šitos. Taip, dabar čia pirmoji sodyba, tai už tos sodybos kažkur apie kilometrą pavyks. Va krivulė. Pas šito dėduko rankose krivulė. Čia jūs man buvo labai įsirgę. Čia kaip tik per žiemą, kai kuriuos darys buvo. Butą turite, čia pasidarėte ar išsilinkėt? Pats pasidariau. O kaip čia lenkėt? O kaip lenkėt? In vandenį karštą. Ilgai laikėt vandenį karštą? Pirmiausia, tai buvo puodas vanduo, vandens čia liet. Tai jame tiek mirkau, paskiau. Tai virinau. Aš paskaičiuosiu laikus. Čia filmuoja dabar, tai aš čia įkišpiau. Įkišau ir ant lazinų išlenkiau. Čia nelabai, kad anksčiau tekdavau. Padžiūvų čia žuoliukas. Tų žuoliukų labai pilna buvo, tai paradau padžiūvusi. O paskiau kiti ir sudžiūvo. Žalės geriausiai. Arba negerai išvarkyti reikia. O kiek laiko sutikrai? Valandas? Ai, nu papuoliu. Vanduo užvirė, sudėjau miltus ir pavirinau. Atkėliau ir buvau. Paskiau, nu, 15 minučių. Kad nelabai čia man jau visos buvo. Tai kas čia turistinis, koks žygis visi. Vilkapių ieškom. Ko? Ieškom čia kapinaičių senų, kokių čia ant kelio, nežinau, čia kažkur netoliese kapinė. Yra. Kaip jas vadinas? Bet čia ne mūsų kapinaitės. Ar čia jimi skaitosi mūsų, ar kaip jums jau apšviesta kapinaitės ar šitos. Nu, tai žinau, jūs kažkaip vadinatės ar ne? Mes vadinamės čia dakteriškių, bet mano tėviškė čia tiesiai, kai išeina. Mes kažkada tai pardavėm, dabar paskiau reikėjo perėti. Mano žemė tenai. Bus sudaryta. Astragų kaimas, čia Stragų pilka tai yra. Pilka pilka. Aha. Nu ir ten yra, kai eisit tik dešinė, tai čia tik išlaužyta. Buvo pastatytas laipteliai, buvo viskas. Va, čia lyg tai kasinėjo, lyg pakasė, o paskiau ten, kai perėsit, čia jūs traukia dabar ant Apsuniškio, taip? Jo, tiesiai ant to. Tik kaip eisit ir kaip išvažinė tas kelias, tai tenai ir eisit. Ten dabar jau labai laužynas padarytas. Ten kažkada tai dėlė buvo, čia taip, nu, buvo kupšiukai tokie. Nu, tai čia atseit prancūzai, žuvę daug čia jūsų kalvota. Prancūzus? Jo, prancūzus. O čia kapinaitės. Ir čia, oi, prieš kokią, jo.
Tai Napoleono kariuomenė. Taip, čia A girdit vaikai, ką pasakoju? Jisai brolis kažkur tai buvo kažką prašyta, tai radęs buvo, kad čia jų labai daug žuvę labai po Barsų miške. Nu ir buvo dideli, tokie, kaip tiesiog kaip ir kapukai tokie buvo. Nu, jie buvo, kai aš vaikas buvau, tai 14, man jau bus 69, nu, tai čia prieš 60 metų. Kai vaikas buvo dar ganiau, tai gelinių. Paskiau kažkas tai juos kasė, tai dakasi, rado kažkokių skudurų, ten tik tai vėl subrandė, bet jai pabijojau, kad nebūtų kokius sprogstamos medžiagos ir ten jai pailsę parėjo, vaikai atrodo, kažkaip. Na va, tai sako, neliskit bardasus, sprogsit ir viskas. Ir čia reikia prietaisų, ko pagyvenę žmonės, kurie jau čia po karą, jie čia gali būti visokių, dar ir namų gali dar nepabūt. Nu, praktiškai ir čia jų buvo pakauta, bet ten va dabar, tai ten yra ir plane net mūsų žemės išėmė, reiškia tą kraštą. O ten, kai prieš palaukę tik ateisit, o dešiniai pusėje, tai ten yra, jo, prieš pat palaukę. Nu, tas rubižiuoja su žeme mūsų, ir čia keliukas. Ir čia į Valdišką dar irgi yra, reiškia, ten pilka, tai Astragų skaityti. Astragų kaimas ten. Čia jau daktariški kaimas. Daktariški kaimas. Vieno trobo tik tai jūsų likus. Ką? Tik vieno trobo. Ne, kaip nekeista, dar mes kur esam. Tai čia įsimėtė po miškus. O buvo ir daugiau, Astragų irgi buvo, tai tik 3 Kaimynai. Ir buvo tai čia, kada mūsų dėdukas, prodėdukas, mano 2 sūnus, vienas išėjo. Pas žmogelį kanapės daržė augo. O tos va. Janina, ten kanapės augo. Nasių, juos dar urgi, mūsų urgi. Važiuok. Nu tai kuris statės, tai dabar pastatyta ten. Nu va. Pačios aukščiausios. Ne geltonos, va tiek dilgėlėse tie lapai. Kanapė. Nu kaip? 4. Kanapės. Rimtai. Pas Danutė tokios augo, sako, tik kad vaikai nežino, sako, čia kanapės. Čia pasidarė, tai pandėlė, tai netikėt pardavėjimų jiem per susirgos, išrastorėjų varėjo, metais susipydavo, reikia, kad neapvažiuot, tai išvažiuot. Tai žiema, kai susirgo, užpustė, tai 2 kartus išbrolė. Tai atilius, tai ne tai, kad matė, bet ir baltinius reikėjo. Paklausim, paikėm. Pravažiavo, davažiavo, kronyčių, kapinėlinis. Čia gal pientinius, ne kanapė. Baltirmėlė nebūna. Pusė 2. Oi, Lina sakė, mano kropytės manis. Aš greitai nusudėjau, ką aš ir palikau. Yra vandenuko, pavalgys, bus labai skanus maistas. Iš kur mes čia einam dabar? Iš Sekionių, ne? Nuo Sekionių čia traukė. Buvom Sekionių kapinaitėse, tai irgi tas ąžuolas, tas didelis žinios. Gal ką nors žino, kad tas ąžuolas? Nieko nepasakoja žmonės. Nu, kad nelabai, nu, ąžuolas ir ąžuolas. Senas ąžuolas tik čia, kada būdavo per visus šventus, arba taip, kada va, tai kunigas Kanaverskas esi statė čia tais kapinės. Nelabai kas čia rūpėjo, dabar nelabai jau, nu dabar jau pradėjau. Sovietiniais laikais tai čia jau buvo visai apleista. Nu nieko taip negirdėjom, kad tik tai tam ąžuole bitės vaikais. Bitės gyveno? Gyveno ir ilgus metus gyveno. Davainas, priešus leisdavo jos. Labai kažkoks buvo, matyt, geras. Niekas ten taip ir nežino, tai nu, pasimeldžia, viskas susirėjo. Tai čia kapinaičių, tik tai ką yra ir už grėlio kapinaičių, nežinot, ne? Tai atmainų to kapinynas.
Atmainų, tai dar ten atmainų. Toliau. O čia už Girėlių, čia kaip esi tas upelis, kur šventas Jonas yra. Čia tas upelis yra atbėgas. Tokie pagerinti. Atgaivinti prašosi. Gerai, tai ką, netrukdom tada laimingai. Labai daug ką prarado. Tai dabar, sakykime, atvažiuotų dabar pas nors kunigas iš Vatikano, iš Italijos. Ir pamatytų va tokį kryžiai ant medžių kažkur. Ir dabar pasakytų, kad Lietuvoje pagaryda nesibaigė. Nes pas nors yra toks dalykas misija. O pas mus tai liko praktiškai senų laikų, tai vadinamas katalikizmas. Tada buvo galima galima sakyti nepasikeitė niekas, bet kita kultūra vyko. Sakykime, labai sunku būdavo tie, kurie nešė krikštą, buvo misija, tų misionierių, tokių jėzuitų, tie vienuoliai, jie nešė krikštą kaimą. Tai negalėjo Ten pilna melių. Bet ir pilna. Tai jie pasirinko tokį būdą, kad pradėjo visus jiems koplyčią. Pertrauką tarp pajėčių. Žmonės meldėsi, kad meldės damsinai irgi. Gali būt buvo draudimai. Jau mėlė nepešta. Kai žmonės sakė, pradėjo kasinėti. Tokie kauburėliai, jeigu po mišką pasivaikščiotume, visur būtų taip, kad daugiau mažiau. O čia va matos kauburėlis didesnis. Ten jeigu nuėti iki atmainų, tai jie ryškesni atmainuose, bet ten miškas švaresnis, tai dėl to. Taip nestoja. Pamato tokie va iškasinėta, buvęs kalnelis ir jisai iškasinėtas. Ar smėliui, ar ten plėšikavo, aš nežinau. Tokiais sumetimais, o čia va toks kalnelis. Bet tai jau čia patvirtinta tikrai, kad čia tie pilkapiai? Aha. Tai dabar tie, kas negirdėjot, va čia šitie kauburėliai tokie, va, Giedrius sako, kad čia yra tikrai patvirtinti tie pilkapiai, kur sakė, kad labai daug Napoleono karių žuvo. Nu, tas dedukas tai pasakojo, kad čia laidoja matyti juos į tos Napoleono armijos karių. Nu, Napoleono kariuomenė, kai ėjo, tai čia daug kur jų masiškai mirdavo. Čia. Tai šalčiai, žiūrėk, nebuvo pasiruošę, iššalo. Sustojo visi skruzdėliai. Tai lyga dar kažkur, tai gal išeinam iš tos skruzdėlių. Gerai, einam dabar papasakot. Einam, netrepsėkit, o eikit. Jeigu čia nelabai ryškiai matot, kaip šitas kauburėlis, jis plius dar gal buvo kasinėta, čia gal žmonės ir smėlį ėmė savo reikmėm, dar kažkam. Arba būdavo netgi tokios duobėse, kur šiukšlės nešdavo tiesiog užkasdavo. Jeigu taip bendrai, sakykim, lygiai vietą, tiesiog kūną laidodavo, dėdavo maždaug ant žemės, lygiai, ne? Ir iš šonų imdami žemę iš aplinkų, ar ne, pildavo ją į šitą tokį ant viršaus. Ir už tai, pavyzdžiui, kur geriau išlikę pilkapiai, tai aplink pilkapiai eina tokiais griovys. Visur. Nes iš čia imdavo žemę ir supildavo. Kokios ten apeigos, kaip ten buvo, tai reiškia datuojama yra nuo 8 iki 12 amžiaus. Tai reiškia, visiškai nulis krikščionybės įtakos dar visai jokios nebuvo. Čia tai sunku kažką tai, paprastai viename pilkapyje vienas žmogus. Tai įsivaizduokit tokį didelį supilk. Ir dar jo visas kartas? Ne, nu tai kareivis. Priklausomai kas jis buvo. Pavyzdžiui, prie Kūno marių mes turime archeologinę medžiagą, kur yra vienuose pilkapiuose iškasa Dalgė, Pjautuvas, Įkapės.
skurdus, reiškia. Kitur yra didikai su arkliais, reiškia, su ginklais, su segėm, kurie nusako, kad tai didikas buvo kažkoks galbūt. Tai va, ir kodėl užpila žemėmis? Nu, tai yra, pavyzdžiui, ir kapas, kapčius, mūsų lietuvių kalboje žodžiai, jie tai parodo, reiškia, kaupas, ne? Kapas, reiškia, nu žodžiu, kaupas, kapčius, reiškia, supilti. Ten kai kurie kauprelės, reiškia, įvairūs tokie žodžiai ir nusako, kitur ten dar netgi kaip, nusako kaip opa, reiškia, kaip skaudulys, kažkoks pulinys, o ne žemės, kuris neliečiamas yra, nes jis skauda kaip ir. Paskui labai yra, kadangi mes turim indoeuropiečių daug įtakos, tai po Indiją pakeliavus, žmonės ir sako, kad atseit yra kaip žemė, kadangi yra matriarchatas, plotmė pirmoje, ne, sakykime, jeigu žiūrėti, matriarchatas vėliau su žemės ūkiu, kad atsirado, tai buvo matriarchatas, tai žemė žemyna, žemė motina, ir ją kaip gražina žmogų atgal. Nėra transcendencijos, tas mes tu neini dausas, bet tu žemės ir grįžti atgal. Aišku, viskas ant žemės, ratu sukasi. Tas nenutrūkstamai, kažkur kaip ir du pasauliai. Eini į kitą pasaulį, tau yra geriau tenais. Viskas ratu sukasi. Tai čia kaip ir gražini žemė motinai, kaip ir motinos pilvas, ne, neščios. Tas atkaltas. Čia tokie pamastymai. Filosofavimai, kaip ten iš tikrųjų buvo, tai manau, nelabai sužinosim, galim tik pajausti. Tai va, ir tas dalykas, o tas 8-12 amžius yra kaip ir mums labai svarbus. Vėliau jau 13-14 su krikščionybės įtakoje prasidėjo laidojimai normalūs, kapuose ant kalno kažkaip, bet jie dar buvo su įkapėmis. Su krikščionybės įtaka, bet su įkapėmis. Ir įkapė tai dargi iki dabar, iki 20 amžiaus vidurio būdavo. Visokiausių vairiausių, laidojo, tai viskas vietėjo iš to seno. Nežinau, ar šiais laikais būna, šiais laikais netgi būna. Įkapės gydeda viskas. Televizorių. Kas jau sakė, mobilų telefoną nepamirškit įdėti. Paskambinti. Tai čia kito Vytauto Landsbergio jaunesnėje bairė, ne jo daina. Ingrida, tarp kitko, jo kaimynė. Jis ten ir dainuoja, kad maždaug aš miręs, aš tau paskambinsiu, labą, žinai. Čia saukam, jaura. Tai va, nu, tik tiek, kad galime pasakyti, kad suvokimas apie mirtį, kas yra dabar ir kas tada buvo, tai tikrai buvo turbūt, kad kitas. Ir man atrodo, tada anais laikais buvo daug geresnis, negu dabar, kai mums baimė įvaro. Tai anksčiau žmonės tikėdavo, tvirtai tikėdavo, ne šiaip, kad mes dabar mums pasako, nu jo, bet iš tikrųjų mes viduje netikim, kad tai kurie mus, žinai, kankina baimė, kasgi bus, kai mes numirsime. O jie tvirtai tikėjo ir žinojo, kad jie išeis ten kažkur kitur, tai mums bus gerai. Tai va tas tvirtas tikėjimas už tai mūsų tautai labai daug ką davė, apskritai daug mūšių laimėti. Reiškia, kai būna pasakoje, susitinka jotvingių būrys, reiškia, kokių 10 kareivių su 100 kryžiuočių kariuomenė. Ir reiškia, jėgos akivaizdžiai didesnės, ir per savo tikėjimą paima jotvingiai ir išdaužo visus kryžiuočius. Reiškia, per tą nebaimę. O kryžiuočiai bijodami, reiškia, dievo baimingi būdami, jie pralošia. Tiek, išgirdom, dar mūsų, dar turėtume vienus pasiekti, gal tie gražesni bus. Tam receptoriai skonio atbukę nuo miesto maisto. Jo? Nu, jaučiasi. Čia pažiūrėti. Bet tai trumo, taigi nėra saldu. Čia yra miškinis kudutis, jo. Galit nusilupti patys. Jau kas sunadėjote, ne? Jo. Kas dar nori? Kas nėra galima?
Ai, reikia, kol nesumedėjęs, ar ne? Yra daug nesumedėjęs. Nu tai, paskambinkit mano numerį, nu. Kas norit, galit nusilupti. Dažytas tai turbūt ne. Turbūt bus taip patraktai. Ten šūdus, matėte? Tai va dabar Kaip porai atrodo, tai milžiniški. Ką ten tas žmogelis daro, Sol? Netvarka kažkur ten. Netvarka. Susnervina. Kas ten daro? Šiemet ir riešutų, kiek suprantu, turėtų būti. O aš radau. Ne, yra, bet palyginti. Taip papažįstu šitą augalą. Plačialapis dendras, ne nendrė. Nendrė visai kitaip atrodo. Nendras plonas ir kietas ir viršų turi tokį paukštelį šluotelę, kaip kokias smilgas. Nendras turi tokias rudas burbuolės, kurios vėliau būna rudas, dabar jas, pažiūrėkite, matot. Žiedadarbis, čia yra vyriški žiedynai, čia yra moteriški. Vyriški nudūka, apdulkina moteriškus ir gaunasi sėklos paskui va tokias moteris. Šios išdyra iš tų rudų, ne, ir prisisėja visą. Va, mūsų objektas dabar jau biškai pavėluotas, tai yra va, šitas daiktas. Oi. Jisai dar skanus. Tos pačios žiedadarbės būna jos sodrios tokios. Tai primena miltus kvietinius. Cukraus vata, vaikai. Ne, tai yra kvietiniai miltai. Miltus. Vyriški žiedynai, žinok, labai didelė koncentracija baltymų. Bet jie jau baigė žydėti dar prieš biškį žydėjimą, paskutinės dienos dabar. Burnuoj. Netempiam savo. Miltai. Taip, dar galima šitą paragauti irgi. Tai yra tas pats, tik iškelta į žiedadarbės. Jisai nežydintis augalas, tai turi visą šitą į savo ūglį sutelkęs. Švendrėlių blynų nenori. Bet vaikai, ar galėjot kada pagalvot, kad šitas augalas gali būti valgomas? Daugiau į pakrantyti reiks balsų. Aš mėliau valgyčiau tas skudus. Bet reikia dar paragauti ir šitų. Čia kaip sūrio lasdelė. Nu. Įsriuba vietoj bulvės, va įsipjaustot tokius dalykus. Jisai jau sukietėjęs bus, jaučiu, kad sukietėjęs. Ui, atsiprašau, Jurga. Na, geras. Oi. Tai tu va, plaja. Ką tu nesanu? Pakibo. Valyti. Tai pavyzdžiui, galima tik nuspėti šiai dienai, kad manoma, kad visgi akmens amžiuje arba senoliai rinkdavosi tokias vietas, kur pakankamai. Žinok, skanu. Ir tie miltai labai skanus, ar gavai paragauti? Aš šiandien sakau, varysim per žaistus. Kiek nežinai. Ne čia su juo. Pasidarius tokius paklotėlius, kilimėlius, netgi jie labai lengvai atsigultų kaip lateksinis čiužinys prie nugaros prisitaiko viską. Tai išlapo tiesiog? Va tokius tiesiog prisirenkam, dabar šitus galit pasimtat pasibandymui. Per stovyklą jisai pavėsi, ten klonę, mačiau, turit kloną, išdžiovinat. Tai pamatysit, koks jis gležnus. Jisai toks lankstas ir ryšas, ir virvutės galima daryti, ryšti tokius pundelius ir daryti tokį paklotuką lovą, pasiguldyti. Ir nereikia jokių čiužinių. Nereikia jokių čiužinių. Ir galima kasmet po naujo pasidaryti. Jisai šiaip tarnauja ilgai, kokius 3-4 metus, aišku, paskui subyra biškelin, toks nešiojasi. Taip. Natūralus daiktas, bet jį gali paskui lengvai sukompostuoti. Ir viskas, arba sudeginti, ir jokių šiukšlių nelieka ir jį naują pasiruošti. Jų pilna visur, visose balose, va prižėlė, va prisirinkti. Oi, čia nedeficitas pas mus. Turim
Ima, prašau, kas norėsit pasidžiauti. O jūs žinot, ką nors apie kadagių, drožlių, pagalvius, Žievės? Jisai sakė, suobliuotum tą kamieną. Nu, žievės. Pagrindinė žaliava yra ugnies kelimo ypatumai. Labai gerai. Jisai skilinėjo. Skanu, ne? Jo. Man trupučiuką anksčiau gal. Galima, bet šiaip geriau pagalvės ir čiūžinis daryti. Paragauk man. Nu ką, daugiau gaila biškį. Ir tiek daug nepririnksi. Turi būti ištisi kadaginai, o gaurometis, kai nužydi, gaurus metai. Parodysiu dar gaurometį, Ivančiavikas. Tai iš jo, tai ir tokie čiūžiniai geri išeina, ir pagalvės. Rimtai? Aš tikiuosi, kad daugiau jo, iš bet kuriuo. Gerai, viskas važiuoja. Oi. Oi. Aš atėjau. Laikyt gal? Vienam reikės laikyti. Svarbiausia tie kuoliukai, kad jis, kada bus laužimas, tai va, kad jis nesisuk. Čia tą išlaikyti, o vienam kažkam reikės. Tai čia reikia be šakų, kad nebūtų linkimas ne vietoje, ar ne? Vietoje, kur linkimas pagrindinis geriau, kad nebūtų. Nors aš lenkęs esu su šakom. Ateik, aš tau giliau valgyti. Eik valgyti. Ačia. Tokia piemenų darysi, kaip pat? Nu, tokia jo. Galia kablysė, ne? Yes. Gal tą kibirą, tą pliūdą puodą nuimt? Tokie man kaip ir sausa atrodo, nežinau, išeis. Ką turim dar vieną, ne? Nu jo, bet irgi su šakom. Storgalį renksim. Čia sakė Giedrius lietuviškas raudonmedis, raudona mediena šitą nori. Pastarųjų laikų, kai darau, tai jos man lūžinėja. Nu, tikėkimės, kad dabar nelūžnės. Taigi gali būti, kad laikas įtakoja, įtvirtina, kada kirsti. Gal net mėnulio fazę. Dabar dėl čia, nu, tai... Ir sudėls. Nu, gal ne. Tik darbus dirbti per delčią gerai. Sudėlo darbą greitai. Tai va, ko čia mums viskas taip greitai einasi. Aš ir nepagalvojau. Mano mama tai dar darbus planuoja, pasižiūri mažydą dalį. Ne? Aš pačius svarbiausius irgi. Per pilnatį, per jaunatį sugalvoju. Po savęs dirbi per pilnatį išpilnį. Turi būti čia pavyzdžiui. Tai įdomu.
Mhm. Čia svarbiausia. Kitokių ir negali daryti. Tik tai svarbu. Tai būna pakeliai, tik tai kaip trukdai. Kada darai, kad greičiau pamūs. Na nežinau, iš akies. Kažkaip va taip va, viena kita neišeina. Ilgiau irgi perlaikyti negalima, nes paskui perdžiūvai, nežinau kaip čia. Laikysi, ne? Bet tu laikyti turi iš nuo laužo pusės, nes aš šitą pusę, va kaip tu dabar eini ir idealiai aš tenai suksiu aplink. Tai man tokai, ne? Jo, jis va šičia užkiš ir tada sukti. Taip, taip. Atneš Giedrius. Jau nuėjo. Laikom? O. Oi, oi, oi. Valio. Nelūžo. Nelūžo, dabar čia laikai, ne? Kaip dabar jis prikabinti. Kaip visi greitai. Žuvį pagauta, subėgo pažiūrėti. Lydeka, lydeka. O ten užžievė? Deja, šaltekšnio žievę galim irgi geltoniam dažam naudoti. Jo. Viskas, aš dabar dažus. Dažų rinkėjas. Ne, darom šitą kooperatyvą Vasilkom, tiem snapučiams ir šitą žievę. Snapučiai greičiau gal, bet Jo daug yra, žinok, jų kaip užeini.